Labadiena, jūs žiūrite Greičio liniją. Laidą apie tai, kas svarbiausia nutiko automobilių sporto trasose, greičio ruožuose ir pravažumo varžybose. Šiandien audros sustabdytas lenktynių savaitgalis Kačerginės Nemuno žiede, dar vienas lietuvių podiumas Estijoje ir ralio ritmų gyvenęs Trakų rajonas. Visai kitokį scenarijų nei planavo organizatoriai šį savaitgalį parašė gamta Kačerginės Nemuno žiede. Šeštadienį čia vyko Ring Challenge, vieną dieną turėjusio sutalpinti time attack ir sprinto bei ištvermės lenktynės. Tačiau oras sportininkams iškart priminė, kad ne viską galima suplanuoti. Dalyviai dar spėjo veikti kelias time attack sesijas, kuriuose sprendžiama, kas užfiksuos greičiausią rato laiką bei vieną sprinto važiavimą. Čia greičiausias buvo Ramūnas Čepkauskas vairavęs lenktyninį Lamborghini Huracan. Čepkauskas triumfavo ir pro klasės sprinte, tačiau pergalės istorija prasidėjo ne pačiu paprasčiausiu būdu. Po apšilimo rato pradėjus lyti, sportininkas nusprendė grįžti į techninę zoną ir pasikeisti padangas. Tai reiškia, kad į startą įstojo iš rikiuotės galo. Tačiau vos užgesus šviesoms prasidėjo vaikymasis. Trasoje Čepkauskas vieną po kito lenkė varžovus ir finišavo pirmas. R3000 klasėje atkaklioje kovoje pergalę iškovojo Gintaras Čepulis su BMW. Tačiau šios lenktynės turėjo ir visiškai kitą varžovą. Netrukus Kačerginę užklupo stipri audra. Vėjas pradėjo laužyti medžius, po trasos teritoriją skraidė šakos, vėliavos, įvairios konstrukcijos. Virto palapinės, tvoros bei arkos. Šakomis, lapais ir purvu buvo užneštas ir pats Nemuno žiedo asfaltas. Nuvirtę medžiai tapo realiu pavojumi tiek sportininkams, tiek trasoje dirbantiems teisėjams. Todėl organizatoriams neliko kito pasirinkimo, likusią programos dalį teko atšaukti. Taigi planuotos ištvermės lenktynės taip ir neįvyko. Ring Challenge diena baigėsi gerokai anksčiau nei buvo numatyta. Šįkart stipriausias varžovas buvo ne automobilis ir ne konkurentas trasoje. Tai buvo gamta. Vos prieš 2 savaitės legendinėse Klaperjach varžybose TR3 klasę laimėjo Tomas Gužauskas ir Svajūnas Bedalis. Į Estiją jie sugrįžo dar kartą. Šįkart jų laukia netoli Ote pavykusios Kotremūda pravažumo varžybos. 3 dienų renginyje susitiko 10 skirtingų klasių technika, nuo keturračių ir standartinių visureigių iki automobilių, kuriems įveikti sudėtingiausias trasos vietas reikia gerokai daugiau nei vien 4 varomų ratų. Lietuvių ekipažas pasirinko TR3 klasę. Tai viena laisviausių techninių kategorijų, kurioje galima išvysti ir stipriai modifikuotus serijinius visureigius ir specialiai varžyboms sukurtus automobilius. Čia konstruktorių fantazijai palikta nemažai erdvės. Galima rinktis skirtingus benzininius ar dizelinius variklius, transmisiją, pakabą, tiltus, o ratų skersmuo taip pat nėra ribojamas. Tačiau yra vienas dalykas, be kurio TR3 automobiliui sunku įsivaizduoti startą. Tai gervė, nes pravažumo varžybose ne visada svarbiausia būti greičiausiam. Kartais svarbiausia apskritai pajudėti iš vietos. Kotremūda formatas taip pat skiriasi nuo klasikinių trophy reido varžybų. Čia ekipažams nereikėjo klaidžioti didžiulėje teritorijoje ieškant kontrolinių punktų. Šeštadienio vakarą TR3 dalyvių laukia kvalifikaciniai važiavimai, po kurių buvo sudėliota starto tvarka. Sekmadienį prasidėjo pagrindinis išbandymas – 3 valandų ištvermės važiavimas uždaroje pravažumo trasoje. O čia svarbu ne tik tempas. Techniką reikia tausoti, išvengti gedimų, neįklimti ir tuo pačiu neprarasti ritmo. Tomo Gužausko ir Svajūno Bedalio ekipažas No Sponsor No Problems per 3 valandas įveikė 12 ratų. To pakako antrai vietai TR3 klasėje. Pergalę iškovojo Latvijai Tom Schneiders ir Girts Gailitis, įveikę 13 ratų. 3 vietą užėmė Estai, jie taip pat surinko 12 ratų, tačiau pagal bendrą važiavimo rezultatą liko už lietuvių. Taigi dar vienas lietuviškas podiumas Estijoje. Ir Tomui Gužauskui bei Svajūnui Bedaliui tai jau antras podiumas per 2 savaites.
Nuo purvo ir pravažumo trasų keliaukime prie žvyrkelių. Praėjusį savaitgalį ralio ritmu gyveno Trakų rajonas. Čia antrus metus iš eilės vyko Trakai rali. Į Trakų krašto kelius sukvietęs Lietuvos mini ralio ir Extreme rali čempionato dalyvius. Tačiau ralis regione prasideda gerokai anksčiau nei uždaromas pirmasis greičio ruožas. Kad 10 ekipažų galėtų saugiai išvažiuoti į trasą, reikia ne tik sportininkų ir technikos. Čia susitinka savivaldybė, seniūnijos, vietos bendruomenės, organizatoriai ir žinoma patys ralio dalyviai. Apie tai, ką toks renginys duoda Trakų rajonui ir kodėl savivaldybė palaiko automobilių sportą, kalbėjome su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Dovilė Daudaitė. Trakų rajone ralis atsirado dar nuo Grendavės ralio testų. Dabar užaugo, kartu su automoto parku tapo Trakų raliu. Tai labai džiaugiamės. Onuškis pas mus truputėlį buvo ramesnis miestelis, galbūt ne visada pritraukiantis tiek daug žmonių, galbūt tik per ypatingą savo šventes. Tai džiaugiamės, kad atsirado dar viena ypatinga diena mūsų rajono ir mūsų miestelio istorijoje, kuri pritraukia tiek daug žmonių, ne tik tais pačių sportininkų, bet ir autosporto mėgėjų. Tai mums tai yra tikrai labai svarbu. Tai iš tikrųjų čia organizatorius bendradarbiauja su savivaldybė ir mes kartu stengiamės, kad išvengti skundų, tai iš karto po ralio važiuoja mašinos, kurios tvarko kelią ir iš tikrųjų tokių kaip skundų realiai pernai nesulaukėm, anksčiau nesulaukdom, tai net nebijom, kad nesulauksim ir šiemet. Didelė dalis ralio veiksmo persikelia į Oniškio kraštą. Vietiniams žmonėms tai reiškia ne tik sportinius automobilius praskriejančius pro jų namus. Iki pirmojo starto čia reikia suderinti daugybę skirtingų interesų. Kaip sekasi rasti bendrą kalbą tarp sportininkų, organizatorių ir vietos gyventojų, pasakojo Oniškio seniūnė Zita Aniulienė. Seniūnija bendradarbiauja su organizatorium ir pakankamai, gal praėjusiais metais, kai buvo pirmasis ralis, tai buvo šiek tiek nedrąsu ir baisu, tai buvo toks rezervuotas požiūris, o po praėjusio ralio iš tikrųjų viskas pavyko, sulaukėme labai daug dalyvių, labai daug žmonių, kurie norėjo stebėti ralį ir palaikymo. Tai iš tikrųjų šiemet tas pritarimas iš tikrųjų buvo iš karto ir su Luku labai lengva bendrauti, jis iš tikrųjų ateina pasiruošęs ir jeigu kokių pastebėjimų mes turim, jis taip pat viską reaguoja ir ištaiso. Puikus bendradarbiavimas su juo. Šiaip tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų gėris yra tas, kad daug žmonių aplanko ne tik iš aplinkinių miestelių, iš rajono, bet ir iš visos Lietuvos. Kiek girdėjau, šiais metais yra dalyvių net ir iš užsienio mūsų šiame renginyje, o šiaip tai aišku ir vietos gyventojams tai yra įdomesnis renginys, nes pas mus daugiau tokie tradiciniai renginiai miestelio šventės, o čia jis visai kitoks ir be abejo šiokia tokia nauda yra ir mūsų verslui, mūsų miestelio parduotuvėms. Ir tiesiog iš tikrųjų tai yra tokia naujas, įdomus renginys, pritraukiantis daug žmonių. O kai visi organizaciniai darbai atlikti, belieka tai, dėl ko susirenkame ralį – greičio ruožai. Šių metų Trakai ralį starto sąraše netrūko įdomių pavardžių. Tačiau vienas ekipažas dėmesį traukė kiek neįprasta priežastimi. Aisvydą Poliukėną ralio gerbėjai dažniausiai mato dešinėje automobilio pusėje. Lietuvos ralio čempiono titulą turintis ir didžiulę tarptautinių varžybų patirtį sukaupęs šturmanas šįkart nusprendė viską apversti aukštyn kojomis. Kelio knygą ir stenogramą jis iškeitė į vairą bei pedalus. Trakai ralyje Aisvydas startavo vairuotojo vietoje. Paklausėme jo, kas sunkiau – diktuoti stenogramą ar pačiam ją vykdyti. Tai ne pirmas jau atsisėdimas prie vairo, galbūt pirmas prie tokios rimtos technikos, bet šiaip esu startavęs. Jo, ralyje tokių rimtų kilometrų dar neturėjau, tai toks pirmas gal bus pabandymas. O šiaip tai pasitakė gerą progą įsigyti Mitsubishi, tai galėjo Ervinas. Šiaip ką labai noriu paminėti, tai labai dėkingas esu komandai, tai Tomas Mačkinis labai daug padėjo su Žygimantu, kurie irgi patys važiuoja ralį, tai padėjo tą mašiną statyti, kad galėtume čia startuoti. Tai neturėjom kažkokių labai daug pasiruošimų, tai bus toks testas automobilio, pasižiūrėsim, kaip viskas veikia, kaip važiuosi, kaip stenogramą ir tada, nežinau, galvosim apie kitus startus. Tas automobilis Lietuvoje kažkada yra važiavęs labai senai, tai nuo 2014 gal metų stovėjo garaže, tai
atkapstėm, radom. Kol kas kalendorius šiek tiek kertasi su mano kitais startais su Benediktu, tai šiemet turbūt, kad nepavyks išvažiuoti, bet pasižiūrėsim dar. O gal kažkada pasižiūrėsim kitais metais, gal kažkur rimčiau išvažiuosim, pasižiūrėsim. Ralio tempui augant, po pirmosios varžybų dalies ekipažai sugrįžo į servizą. Čia kelios dešimtis minučių atsikvėpti, patikrinti automobilį ir įvertinti, ar ryte sudėliotas planas veikia taip, kaip tikėtasi. Ralio pusiaukelėje pakalbinome ir Giedrių Lavenską. Kaip sekėsi pirmoji dienos dalis ir ko dar prireiks likusiuose greičio ruožuose. Jo, pusė ralio, saulė švietė ir sąlyginai pusė, nes vieną greičio ruožą atšaukė dėl nukritusių medžių ant trasos. Tai čia toks liūdesėlis, nes pirmas, trečias buvo su asfaltu, tai ten gavau malkų normaliai. Antram biškį geriau buvo. O ketvirtam jau galvojau, jau gal pavyks, žinai, išlyginti ir bam, atšaukė. Tai turim dabar antrą dalį. Pasitaisyti. Antroji daly vien žvyras, tai manau bus gerai. Gaila, va, kolegos biški vertėsi, bet šiaip paėmus tokiom sąlygom mažai avarijų, tai faina tas. Ir savoj klasiai nežinau, kelintą stoviu, bendroji nežinau, nes jis mane sako. Tokia taktika. Jį reikia gal klausti tada, kaip jam sekasi. Viskas gerai. Šiaip buvo keista važiuoti, nes pirmas buvo ralis ant asfalto grinai, kad pradėt. Kiek ten? 5 procentų gal? Ir kažkas tokio, gal šiam. Jo, asfaltinis buvo, tai toks naujas potyris ir šiaip slidu buvo. O toliau viskas kaip ir normaliai. Buvo tų tokių klaidelių minimalių, kad nenorėjau nei užskubėti, nei per lėtai, bet gavosi biškį lėčiau. Bet išsilyginom. Vienas ten buvo tas labai arti medis priartėjo, bet sustojau, gerai, kad rykla buvo ir viskas tvarkoj. Tai sustabdė pirmą ir išvažiavom. Ir žinai, kas yra geriausia, kad dabar turiu jau 20 startinį numerį. Tai reiškia, važiuoju normaliai ir galiu konkuruoti su kitais. Tai va šituo džiaugiuosi labai. Tačiau viename ralio automobilyje tuo pačiu metu vyksta 2 skirtingi darbai. Vairuotojas ieško sukibimo ir trajektorijos bei tinkamo tempo, o šturmanas tuo metu turi neprarasti stenogramos ritmo ir keliomis sekundėmis gyventi į priekį. Ralio pusiaukelės įspūdžiais pasidalino ir šturmanas Gorinskis. Čia laikinas sprendimas, dalinai treniruotė prieš sprintą. Kaip tik mano vairuotojas pakeitė šturmaną irgi, tai sakė, pasibandys naują šturmaną, o aš sakiau, naują vairuotoją pasibandysiu, bet aišku, čia jaukų forma, bet nežinau, aš kiekvieną mini ralį vis su kažkuo važiuoju, sakau, reikia kažkaip tai savo kvalifikaciją kelti, tai va, treniruojamės, pabiškį važiuojam, grįžtu į mineralį čia su lėtesniais, pasilyginu su sprintu ir toliau važiuojam. O dar vienam ekipažui Trakai ralį teko papildomas iššūkis. Tadas Gombrevičius šiame ralyje pakeitė šturmaną. Pernai tu man šturmanavai, šiemet aš tau. Viskas netokia. Taip sugalvojom. Draugiškai pasidalinam. Kadangi čia mums neįskaita nieko, sako, reikia pralėkti, beveik namų ralį, sako, reikia pralėkti. Ir kadangi neįskaita nieko neprarasim, tai tiesiog pasivažinėti atvažiavom ir pasižiūrėti, ką jis sugeba ar tik vairuoti ar šturmanauti irgi. Iš pat pradžių, kadangi nesam važiavę, tai dar biškį bandėm viens kitą, kantrybę. Tada jau trečiam liktais pradėjom važiuoti drąsiau ir nuplyšo stabdžių šlangutė. Tai į žvyrą jau įvažiavus, jau važiavom be stabdžių, tai važiavom be levažiuoti ir pasisekė 4 numerį, spėjom susitvarkyti, dabar galėsim bandyti vėl. 6, 8, tai daugiausia šturmanui darbs. O kai aš šturmans toksai, mes nerizikuojame. Toksai šturmans, tai mes važiuosim tik, kad svarbiausia finišuoti ir viskas. Neįrodysim kažkam kažką čia, ką čia mokam. Mums svarbiausia, daug padirbėti. Svarbiausia pirmiem finišuoti ir viskas, daugiau nieko nenorim. Servizo zonoje staptelėjome ir dar prie vieno ekipažo – Tomo Sakalausko bei Mato Sakalausko. Stebėtinai gerai, taip konservatyviai važiavom, ramiai atrodo, bet visai laikas neprastas. Jo, 6-8 ruožas 10 puslapių man sudiktavo susirašyti, tai žiūrėsim. Reikia gal kažką, nežinau, arbatos atsigert, kad prašnekėt. Nes jau po antro kvepavo. Po antro padusau, tiesiog. Keliai šiaip smagus, jie minkšti tokie, kaip ir greitis nedidelis, mašina plaukė, smagumo prasme tai labai faina. Po servizo ekipažai išskubėjo į Trakų rajono žvyrkelius.
Prasidėjo antroji ralio dalis. Čia ankstesni skaičiavimai tampa mažiau svarbus. Lieka greičio ruožai, sekundės ir kova iki paskutinio finišo. Trakai ralį dar kartą parodė, kad geras ralis gimsta ne vien automobilyje. Jį sukuria organizatoriai, vietos žmonės, savivaldybė, sportininkai ir visi šalia trasos susirinkę žiūrovai. O sportininkams po trakų lieka dar vienas svarbus dalykas – čempionato sezonas tęsiasi. Todėl kiekviena čia laimėta ar prarasta sekundė gali būti svarbi jau skaičiuojant galutinius metų rezultatus. Tai tiek šį kartą iš Greičio linijos. Jeigu patiko, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą ir įsijunkite pranešimus, kad nepraleistumėte kitų automobilių sporto naujienų. Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysime kitą savaitę Greičio linijoje.